Karlo klausė, jūs pradėkit prekiauti, o ne investuoti. Ne, aš kaip tik, žinokit, Karlo tikriausiai tu prekiauji ir jau turi patirties ir kalbi iš savo dabar pozicijos, bet gerai pagalvok, kiek patirties turi ir per kokį kelią praėjai. Nes žmonės dažniausiai galvoja, kad oi, nusipirkau mokymus, mėnesį 2 ar 3, jeigu jau ten 3 iš viso šūstri, nes pas mumis yra 3 mėnesių mokymai ir 9 mėnesių praktikai. Galvoja, kad praeis visą šitą mokymą savaitės ar 2 ar kažką pradės kopijuoti ir iš karto pradės uždirbti pinigus. Ir čia yra labai klaidinga. Kad pradėti prekiauti yra labai daug išorinių faktorių. Vienas faktorius tai yra techninė analizė, reikia ją išmokti. Kitas faktorius yra makroekonomika. Tai reiškia, vien techninę analizę mes negalim pasikliauti. Išeis Trumpas pasakys kažką šuniu ant uodegos jūsų visą tą techninę analizę. Tai reiškia, reikia ir techninę analizę braižyti ir naujienas sekti. Jau laiko tai kainuoja. Kitas dalykas, pats esminis. 3 kintamieji, pats žmogus. 3 kintamieji, juos visus reikia suvesti į ašį. Pas patį žmogų kiek yra? Godumas, baimė, azartas. Su visais šitais dar reikia įsidirbinėti. Rizikos valdymas. Tai kad sakyt, pradėkit prekiauti, taip iš karto žmogus turi suprasti prieš pradedant prekiauti, ką jis turės išmokti, per kokį kelią praeiti ir kad galbūt pirmus metus jis net neuždirbs pinigų. Va dėl to žmonės pradeda ir nebaigia, nes jie dažniausiai ateina, aš turiu paskutinį šansą ir dabar čia make it happen, per mėnesį laiko paimsiu ir padarysiu ir išleidžia savo tos pinigus praktinėse rinkai ir sustoja jo visą prekybą. Tai va, žmonės, jeigu einat prekiauti, turi suprasti, kad yra mokymosi procesas ir mokymosi procesas gali užtrukti metus, jis gali užtrukti 2 metus, jis gali užtrukti 3 metus ir nebūtinai jūs būsit pelningi per tuos metus, gal net praradinėsit pinigus per prekybą. Su investavimu, jeigu mes lyginam, tai investavimas vis tiek yra saugesnis variantas, rinka šokinėja, taip, volatilumas yra, taip, bet pažiūrėkit, Warrenas Buffettas, įsimintiniausias tikriausiai visų laikų investuotojas, ir jis 70 metų investuoja. Per 70 metų buvo kažkada ir turtingiausias pasaulyje žmogus. Per 70 metų jis turėjo 14 krizių, 14 korekcijų ir jis nepardavė per tas korekcijas, o da pirkinėjo. Tai čia su investavimu lygiai tas pats. Jeigu pradėti, kas liečia kripto, vėlgi, ką aš sakau, nėra sąlyga, aš tiesiog išsakau savo nuomonę, kad paskui nesakytume, čia žmonėm liepia tą daryti ar aną. Neliepiu, dalinuosi, tiesiog reaguoju komentarus. Kaip tai geriau pradėti nuo saugesnio, paprastesnio kelio ir jeigu jau su investavimu uždirbot pinigus, tai paimkit tą priedą uždirbimo ir tą priedą, tą, ką uždirbot su investavimu, investuokit į save. Į mokymus, į prekybą, į kažką, jeigu norite eiti tą rizikingesnį kelią. Bet vėlgi čia ne visiems patinka. Ir jeigu jūsų susidomėjimas yra tik pinigai, jūs po 2, 3, 4, 5 pralaimėjimų jūs mesit, jūs nematysit rezultato, pinigų tas, kas domina. Bet jeigu iš principo jums įdomu, kaip viskas veikia, tada yra potencialas perkasti šitą žaidimą. Ir tai 1 iš 100 tik pavyksta. Toks yra procentas. Sakau tiesiai šviesiai. Prekiaut siūlot, tada paaiškinkit plačiau, ką reiškia prekyba. Nes tiesioginė tos žodžio prasmė ten yra statymas, kaina kris ar kils.